daugiau negu 20 metų, kai Lietuva atsivėrė Europai ir Europa atsivėrė Lietuvai. Data, kai kam aš suprantu, šurmulys nuėjo, vadinasi, išsigandot, jūsų tada negyvų nebuvo, bet aš jau buvau ir dabar dalinuosi tą patirtimį su jumis. Ačiū už plojimus. Taigi, daugiau kaip prieš 20 metų, 1993-aisiais, kai sienos atsivėrė ir Lietuva galų gale galėjo pradėti žiūrėti į Europą, Europa į Lietuvą ir visi tapom viena bendra šeima, į Lietuvą pradėjo plūsti daugybė vakarų ekspertų. Tikslas vakarų ekspertų buvo labai paprastas – pamokyti mus, pamokyti šio bei to. Tai va, prieš tuos 20 metų atvažiavo Europos komisijos siuntimu britų ekspertas pamokyti Lietuvos pedagogus, kaip reikia vesti seminarus. Tema labai įdomi, dalyvių vietų labai nedaug, tik 20, sąlygos buvo iš esmės 2 tam, kad patektum į tą seminarą. Reikėjo arba turėti patirties pedagoginės truputėlį, jau turėjau, kaip jau sakiau, ir reikėjo mokėti kalbėti angliškai. Man pasisekė, aš patekau. Seminaras truko 5 dienas. 5 dienas mes, ko tik tai nedarėm. Ir dainavom, ir šokom, ir hipnotizavom, ir kartu kėlėm, kartu gulėm. Žodžiu, buvo visokių įdomių dalykų. Į seminaro pabaigą, 4 dieną, po pietų, kavos pertraukėlės metu, prie manęs priėjo britų ekspertas ir paklausė: o tu pati nenorėtum, lygiai taip pat kaip ir aš, vesti seminarus ir važinėti po Europą? Pasielgiau kaip tikra lietuvaitė. Pasakiau, nežinau, gal man dar reikėtų kalbą patobulinti. Ekspertas pasakė gerai, apsisuko ir pasitraukė į šalį. Nepraėjo nė minutė, prie manęs buvo jau čia pat jo asistentė, čekė. Ji atėmė iš manęs kavos puodelį, padėjo ant stalo, pavedėjo mane į šalį ir paklausė: sakyk, ko jis tavęs klausė? Sakau, klausė, ar nenorėčiau lygiai taip pat kaip ir jis vesti seminarus ir važinėti po Europą. Ką tu jam atsakei? Sakau, pasakiau, nežinau, gal dar man reikėtų kalbą patobulinti. Va tada ta asistentė susiėmė už galvos ir žiūrėdama man tiesiai į akis pasakė: tu padarei didžiausią savo gyvenime klaidą. Penktadienį jaučiausi maždaug taip. Visą penktadienį. Tai buvo paskutinė seminaro diena. Tikėdamas ir laukdama, kad prie manęs prieis britų ekspertas ir paklaus: na ką tu pagalvojai? Spėkit, ar priėjo? Ne. Ir nepriėjo. Vadinasi, tai, ką sakė čekė, buvo lyg ir tiesa. Aš padariau klaidą, bet laikui praėjus, šiek tiek laikui praėjus, aš supratau, kad tai ko gero buvo viena didžiausių mano gyvenimo pamokų. Pamoka, jeigu jinai dar gali būti džiaugsmingai priimta, gali tapti kažkuo labai svarbiu, ugdant kūrybiškumą. Ir štai Vilniaus kolegijoje, ugdydami savo studentų kūrybiškumą, mes taikom specialią metodiką, pagal kurią pamoka turi virsti džiaugsmu. Arba tiesiog pasakius, klaida turi virsti džiaugsmu. Taip, aš suklydau, sako mūsų studentai. Ir daro taip, aš suklydau. Jeigu suklysta kartu, jie sako, taip, mes suklydom. Kadangi dėstom dažniausiai angliškai, mes sakome anglų kalba: yes, we've made a mistake. Girdžiu nedidelį juoką, nedidelę reakciją. Taip, nes jūs dar nežinote, koks tai mokymas ir kokia tai metodika. Na, pasižiūrėkim, šitaip mūsų studentai dažniausiai atrodo, kai sako, taip, aš suklydau ir džiaugiasi klaida. Taigi, kai mes kalbam apie kūrybiškumą, nepaprastai su kuo jis asocijuojasi? Su netradiciniu mąstymu, savaime suprantama. Netradicinis mąstymas leidžia generuoti netradicinės idėjas. Ir netradiciškai generuoti. Netradicinės idėjos gali virsti netradiciniais sprendimais. Netradiciniai sprendimai virsti netikėtais rezultatais.
Ko reikia gyvenime, kad būtum sėkmingas? Būti kitokiam. Būti kitokiam padeda kūrybiškumo ugdymas. Taigi mes kolegijoje, verslo vadybos fakultete pasikvietėm į pagalbą danų mokslininką, kuris ir sukūrė specialią, labai konkrečią, be galo įdomią kūrybiškumo ugdymo metodiką. Kristianas Birgė ir jo metodika, kuri vadinasi Creative Platform, lietuviškai galima ją versti pažodžiui, kūrybinė platforma, bet jau čia skamba lyg ir nelabai kaip, galima sakyti kūrybinė aikštelė, galima sakyti kūrybinis pagrindas ir galbūt tai tiksliau atspindi tai, ką mes turime omeny, kai sakom, stokim ant tos kūrybinės aikštelės. Remdamiesi Kristiano Birgės teoriją ir jo specialią metodiką sukūrėm jungtinę programą anglų kalba, kartu su Porto ir Talino aukštosiomis mokyklomis. Ir dabar ją siūlome studentams. Ji vadinasi Creativity and Business Innovations arba lietuviškai kūrybiškumas ir verslo inovacijos. Kokia metodikos esmė? Nevaržomas, niekaip neapribotas žinių ir patirties taikymas. Kitaip tariant, visas patyrimas, visos žinios, kurias jūs turit, pasinaudojant šitą metodiką, yra taikomos idėjoms generuoti, gaut ypatingą, gerą, naudingą rezultatą. Išbandėm metodiką Čilėje, nuvažiavę į tokį gražų kraštą ir į tokį gražų miestą. Ir apsilankėme inovatyviausioje Pietų Amerikos įmonėje Algramo. Algramo sukūrė produktą, birių produktų pardavimo mašiną tiems žmonėms, kurie gyvena Santiago priemiesčiuose. Jeigu pažiūrėtumėte į nuotrauką, tai ten toli link kalnų labiau, kur žmonės patys neturtingiausi ir negali nusipirkti brangių produktų iš prekybos centrų. Išbandė metodiką ir pritaikėm, mokydami jos rėmėmės ir antruoju metodikos principu. Pirmą jau žinot, taip aš suklydau su džiaugsmu. Antrasis principas, mes jį vadinam taip ir. Kitaip tariant, tai gebėjimas pritarti. Kai tau žmogus siūlo kažkokią idėją, gink Dieve, neprieštarauk, sakyk taip ir dar toliau pratesk. Tarkim, jeigu jums pasiūlo arba jūsų paprašo patobulinti kėdę. Aha, sako vienas, gerai, galbūt reikėtų, kad kai žmogus sėdasi, kėdė galėtų prisitaikyti prie jo ūgio ir pati šiek tiek kilsterėti į viršų. Aha, sako antrasis, taip, ir dar būtų labai gerai, kad, kildama ta kėdė kažkaip įspėtų tą, kuris sėdasi. Vadinasi, reikėtų galbūt kažkokios muzikos. Taip, sako pirmasis, reikėtų ne bet kokios muzikos. Gerai būtų klasikinė, gal koks Vivaldis, Metų laikai ir panašiai. Tai yra principas mokymasis pritarti. Algramo žmonės tai išbandė, pažiūrėkite jų veidus, į nuotaiką. Kokią gerą nuotaiką gali skleisti mokymasis. Mokymasis yra džiaugsmas. Išbandėm, aišku, ir su savo studentais labai svarbių ir reikšmingų įvykių metu, kuriuos mes vadinam kūrybiškumo stovyklomis ir paskaitų metu. Taigi, principas kūrybiškumo mokymo remiasi tuo, kad ugdydamas kūrybiškumą taikai vadinamosius 3 matmenų arba 3D pratimus. Kokia jų esmė? Jų esmė yra elgesio ir mąstymo keitimas per fizinį patyrimą. Tai, kai aš dariau pradžioj, taip, aš suklydau, reiškia tik vieną dalyką. Kūnas turi tirti tą patį, ką tu ir sakai. Tavo kūnas turi jausti tai, ką tu sakai ir tai pabandyti atspindėti. Ir tai padeda atpalaiduoti kūrybinę energiją, kūrybinės jėgas. 3D. Paprastai pratimai organizuojami porose, taigi reikia 2 žmonių, vienos užduoties. Ir labai svarbu, nepaprastai svarbu tai, kad užduotis iš esmės yra savitikslė. Kitaip tariant, visiškai nesvarbu, koks tos užduoties rezultatas, ką jūs ten galų gale galutiniu rezultatu padarysit iš tos kėdės. Svarbu laikytis tam tikrų principų, kuriuos tau, kaip užduotis, duoda mokymų vadovas. Tam reikia stimuliuoti kūrybiškumą.
Stimuliavimui ir vėl naudojame danų parengtas korteles. Stimuliavimas gali būti 6 rūšių. Galima stimuliuoti žodžiu, galima stimuliuoti vaizdu, jūs matot korteles, galima stimuliuoti principų, veikimo principų, galima stimuliuoti nesąmonėmis, galima stimuliuoti profesijomis, kai tu pabandai įsigyventi į kitos profesijos žmogaus kailį, ir galima stimuliuoti vadinamaisiais iššūkiais. Štai šitoje nuotraukoje jūs dabar tuoj pat pamatysit studentus, kurie rankose irgi laiko stimulus. Kaip matote, tie stimulai yra realūs daiktai. Vienas laiko dūdelę, kitas varpelį. Ką tai reiškia? Jeigu grįžtumėm prie to paties kėdės principo tobulinimo, kaip ją padaryti patogesnę. Dirbdami su kėdės idėja, studentai arba verslo žmonės turi pabandyti pritaikyti to daikto, kurį gavo, veikimo principą. Tarkim, matot, viena pora, jei žiūrit, laiko dūdelę. Dūdelės principas yra oro ėjimas per siaurų plyšelių ir panašiai. Vadinasi, kažką galbūt su kėde kažką panašaus reikėtų padaryti. Kitas gavo varpelį, vadinasi, su tuo gal kažkuo galima padaryti. Šiaip ar taip, ir tokiu būdu kūriamos idėjos, generuojamos idėjos. Taigi, jeigu pažiūrėtumėm dabar į visą procesą, Creative Platform procesą arba kūrybinės aikštelės procesą, jis atrodo taip. Ar studijų procese, ar besimokydamas, ar versle, kai tau reikia išspręsti tikrą, realią įmonės problemą, sukurti paslaugą, produktą. Principas galutiniam rezultatui pasiekti yra vienas. Taikai, gauni problemą, užduotį, taikai 3D pratimus, paskui individualiai generuoja idėjas. Taikai 3D pratimus, individualiai generuoja idėjas. Ir vėl, ir tas ciklas gali būti pakankamai ilgas. Paskui, kai jau idėjų prigeneruota labai daug, galima tada pabandyti kreiptis konsultacijų profesionalus, tarkim, jūs nesat biologai, o sprendžiat tokią užduotį, kurioje reikia tiesiog biologo konsultacijos. Galit pasikviesti. Ir galų gale turit jau rezultatą, atranką idėjų, kai jūs apsisprendžiat, ką iš tikrųjų jūs įgyvendinsit. Kad šitie pratimai veikia, vien į nuotraukas pasižiūrėjus, akivaizdu. Tarkim, kolegijoje kartą per metus mes organizuojam vadinamąją kūrybiškumo stovyklą, į kurią kviečiam studentus, ne vien tuos, kurie studijuoja kūrybiškumą, ar verslą, ar turizmo vadybą. Kviečiam ir elektronikos informatikos studentus, kviečiam ir medicinos studentus, ir jie visi kartu sprendžia vieną problemą. Pažiūrėkit į lapelių kiekį. Tai sugeneruotos idėjos. Algramo Čilėje verslas, generuodamas idėjas, buvo lygiai toks pat sėkmingas ir žmonės stebėjosi, oho, mes laikomi inovatyviausią įmonę Pietų Amerikoje, bet pasirodo galima būti dar kūrybiškesniems. Visai šitai metodikai labai svarbi dar viena nuostata. Jokių vertinamųjų pareiškimų. Kitaip tariant, jokio nesąmonė, šitą mes neįgyvendinsim, tai neįmanoma ir panašiai. Jokio vertinimo. Kiekviena idėja turi teisę gyventi. Tik tada, kai supranti, kad kiekviena idėja turi teisę gyventi, tada gali kurti toliau. O prikuriam, Dieve tu mano, kiek prikuriam. Ir atsirinkti idėjas būna pakankamai sunku. Kaip matot, mūsų kūrybiškumo stovykla 24 valandų trukmės, studentai dirba be miego, tai dar vienas išbandymas, be galo patinkantis studentams, savame suprantama. Už langų juoda naktis, o atranką reikia padaryti ir tik paryčiais, kai visi vos nealpsta, bet ir tai metodikos dalis. Visi rezultatai yra pristatomi komisijai, kurią sudaro verslo žmonės. Vienas kitas dėstytojas, tik dėl kvapo mes įdedam juos. O šiaip verslo žmonės. Ir vėl, klausom idėjų, nevertindami, žvėriškai sunku. Nes baisiai greitai pasakyti, baisiai greitai lengva pasakyti nesąmonė, kvailystė. Jūs ką tik klausėtės pranešimų ne taip seniai prieš pietus apie socialinius tinklus. Mes bjaurūs esam socialiniuose tinkluose. Mes keikėmės, mes piktinamės. Kūrybai reikia pozityvo. Pozityvas stumia į kūrybą. Taigi, kūrybiškumui tarpti
Na, vien metodikos nepakanka. Ir čia mes ateinam prie jautriausios vietos, prie aplinkos. Reikia kūrybiškos aplinkos. Daugybė Lietuvos aukštųjų mokyklų, jeigu gauna finansavimo arba gauna paskolas iš banko, statosi puikius pastatus su moderniais baldais, moderniomis auditorijomis. Bet ar tikrai tai skatina kūrybiškumą? Į šitą klausimą jau seniai yra atsakę Google darbuotojai. Na, apskritai, aš tikiu, kad nerasi auditorijoje bent vieno žmogaus, kuris nieko nebūtų girdėjęs apie Google ir apie jų aplinką. Prieš 2 savaitės New Yorko biure pasivaikščiojau Google pastato koridoriais. Parvežiau jums vieną kitą vaizdelį, kurį parodysiu. Tai va, mano svajonė, kad ateis galų gale laikas, kai mūsų aukštosiuose mokyklose studentai turės tokias patalpas, kai galės sportuoti, neišeidami iš aukštosios mokyklos, ne krepšinį žaisti, ne tinklinį, ne tai, kas įprasta, o tiesiog per pertrauką kopti kažkur į palubius ir kristi, aišku, sėkmingai dėstytojus sugaunami, kaip visada ir panašiai. Kai mūsų aukštosiuose mokyklose bus žaidimų kambariai, pilni Lego kaladėlių, įvairiausių dydžių, įvairiausių spalvų, kad galėtum žaisti, o tuo pačiu kurti. Kai mūsų aukštosiuose mokyklose bus kambarių pilnų paslapčių, knygų, o už tų knygų dar paslaptingi kambariai, paslaptingi įėjimai ir tuneliai. Ir ten galima vaikščioti paskaitų metu, po paskaitų, na kaip tik širdis geidžia. Kai tuose kambariuose stovės kaklaraiščius dėvinčios kėdės ar krėslai, va tokia aplinka skatina kūrybiškumą. Kai mūsų valgyklos, aplinka mūsų bus tokia, kad jų sienos galės pratęsti vaizdą už lango arba priminti slidinėjimo, kalnų slidinėjimo bazes su jaukiais židiniais. Mūsų fakultete, verslo vadybos fakultete Vilniaus kolegijoje yra tokia juoda siena. Ant jos, kas ką nori, tas nerašo. Laisvė. Galim reikštis, kiek širdis geidžia. Tai štai padėjom baltų kreidelių. Po savaitės baisiukas per visą sieną, su tokiais baisiais ūsais kyšančiais į šalis ir viskas, ir nieko daugiau. Paprašiau ūkio tarnybos vadovo, sakau, atnešk spalvotų kreidelių. Po savaitės rezultatas toks. Nėra gražesnės sienos mūsų fakultete, negu tą, kurie sukūrė studentai. Todėl dabar, kai man sako, generuok idėjas, tai ne man, ne, tam reikia tam tikro talento, aš šypsausi. Nes mes Vilniaus kolegijoje žinom, taip, talentui reikia kūrybiškumo, bet kūrybiškumui talento nereikia. Dėkoju už dėmesį.